Sveiki visi, basketinių žurnalistas ir GAU3 Sport komentatorius Jonas Lekšas. Vėl sveikinusi su jumis, grįžau iš visų savo kelionių ir pasitinku labai įdomią derbių savaitę, kur laukia labai intriguojantis Eurolygos susitikimai ir taip pat mačai vietinėme fronte. Taip kad pradedu nuo ketvirtadienio akistatos Belgrade, kur susitinka du Serbijos sostinės klubai, Partizanas su Crvena Zvezda, ir mes puikiai žinome, ką reiškia tokie derbiai. Jam šitam mačui teisėjaus ir Gytis Vilius, ten laukia tikras pragaras ir abi komandos pasitinka blogų nuotaikų rungtynes. Crvena Zvezda pakeitė trenerį Duško, jį pakeitė Sfairopolas. Sakyčiau, keistas sprendimas iš tos pusės, kokiu metu jis buvo atleistas. Atrodė, kad nėra gera sudėtis surinkta Duško, gynybiniam treneriui daug labai puolimo žaidėjų, bet jeigu jau palikai trenerį vasarą, tai galvoju, kad reikėjo parodyti šiek tiek daugiau kantrybės, bet sprendimas priimtas, graikas stoja prie vairo. Tuo metu Željko Obradovičius Partizan klube nėra patenkintas vaizdu, kokį mato ant parketo. Pralaimėjimas ir Adrijos pirmenybės, ir Kevinas Panteris surinko -10 naudingumo balų ir tikrai neatrodo labai stipriai. Partizanas, jeigu žiūrėti bent jau į tuos pralaimėjimus Crvena Zvezdos komandos, tai jie atrodė solidžiau negu Partizanas. Ir nepaisant to, jog šį susitikimą žais svečių teisėmis, galvoju, kad Crvena Zvezda gali turėti čia iniciatyvą. Aišku, labai sunku spėlioti, kaip sureaguos Belgrado Crvena Zvezda krepšininkai trenerio pasikeitimą, bet mano spėjimas yra toks, kad Crvena Zvezda iškovos pergalę. Tas pats ketvirtadienis derbių vakaras tęsiasi, kaip ir pirmąjį susitikimą, taip ir antrąjį komentuosiu. Realas prieš Barceloną, El Clasico, super intriguojantis susitikimas, kadangi tai yra vienintelės dvi likusios komandos Eurolygoje, kurios nepralaimėjo. Ir sakyčiau, kad jeigu dėl Realo viskas kaip ir aišku, jie kol kas žaidžia tiesiog kitoje lygoje, tai Barcelonos visos pergalės yra kažkiek stebinantis rezultatas, galbūt per anksti visi prieš sezoną nurašinėjo Rodžerio Grimau kariauną, vis dėlto išlaikytas brandolys ir ta sistema yra aiški, visai gerai juda ir gynyba, taip kad negalima iš karto rašyti pergalės Realui, nors tai būtume turbūt darę, pamatę tvarkaraštį ir susitikę čia prieš sezoną. Šiuo metu abi komandos yra pakelių nuotaikų, visi žaidėjai yra sveiki, bet galvoju, kad Realas yra tiesiog nesustabdomas šiuo metu. Kampaco prisijungus, visi žaidėjai dar dėjo žingsnį į priekį, taip pat dar nepamatėme geriausio Valterio Tavareso veido, kuris dažniausiai prieš Barceloną sublizga, taip kad Realas dar ir žais namuose, prognozuoja jiems užtikrintą pergalę El Clasico mūšyje. Eurolygoje šią savaitę mums įdomiausias susitikimas vyks penktadienį Žalgirio arenoje, kur kauniečiai namuose priima Valencijos komandą. Abu klubai pradėjo sezoną labai gerai, tik praėjusią savaitę Valencija Eurolygoje patyrė pirmąjį pralaimėjimą, po atkaklios kovos nusileido Stambulo Anadolu Efes, ir jeigu pernai Alekso Mumbrų auklėtinius vadinome kaip tikrai tik puolimo komanda su gynyba daug spragų, šiemet atrodo, kad darbas savoje aikštės pusėje yra stipriai pagerėjęs. Valencija nepraleidžia daug taškų ir tai atrodo daugiau jau sisteminė komanda, tampanti su didžiuoju trejetu Brandon Davisu, Oželė ir Jonesu, kuris liko iš praėjusio sezono, tačiau ten yra labai didelės rotacijos. Mumbrų nevengia aukšto tempo naudoti, bet kaip pats ispanas sakė, prieš šias rungtynes Kaune laukia tikras pragaras ir Žalgirį jis priskyrė prie geriausių 6 Eurolygos komandų. Tai yra didžiulis įvertinimas ir daug ką pasako apie tokį šio sezono mūsų Žalgirį, kurie žalgiriečiai taip pat atrodo labai smagiai. Mačas Vitorijoje paliko didžiulį įspūdį ir reikia tikėtis, kad išliks ant tos geros bangos žalgiriečiai, ir nors ir neatrodo labai patogi komanda Valencija Žalgiriui šį sezoną, bet mes jau nekartą matėme, kaip Žalgiris žaidžia prieš savos lentynos komandos namų areną, ir galvoju, kad tas Alekso Mumbrų pavadintas Kauno pragaras leis laimėti Žalgiriui. Jeigu pradėjau su 2 derbiais Eurolygoje, tai šeštadienį Lietuvos krepšinio lygoje galima sakyti irgi jau tai bus derbis Utenoje. Juventus priima Vilniaus Rytą. Pastaraisiais metais šios komandos tapo principiniais varžovais, nesvarbu kas be treniruotų, kas be žaistų, bet labai emocingi šių komandų susitikimai tapo, ir galvoju, kad viskas bus labai panašiai ir šeštadienį. Utenoje sunku labai žaisti, juolab, kad šiemet Juventus palieka tikrai labai gerą įspūdį. Oliverio Kostičiaus braižas jau matosi aikštėje ir kol kas jie žaidžia solidžiai, ką galima pasakyti ir apie Vilniaus Rytą, kuris dominuoja kol kas Lietuvos krepšinio lygoje, bet dabar galbūt net sutiks patį sudėtingiausią varžovą šį sezoną LKL. Taip, prieš Lietkabelį buvo labai lengvai susitvarkyta namuose, bet čia laukia išvykos susitikimas, juolab, kad po rungtynių šeštadienį po kelių dienų Ryto laukia labai svarbi išvyka į Patrų, kur laukia susitikimas Čempionų lygoje
prieš Prometėjas komandą. Šią savaitę Rytui Europoje buvo laisva, tai turėjo jie daugiau laiko pasiruošti mačui su Juventus, bet tai nieko vis tiek negarantuoja ir galvoju, kad čia galima tikėtis šiokios tokios staigmenos, laukiu labai atkaklių rungtynių ir Juventus pergalės. Savaitę užbaigiu su dar vienu susitikimu savame kieme ir čia vėl Žalgiris namuose priima Panevėžio 7bet Lietkabelį. Abi komandos, kaip jau įprasta, turi dvi kovas ir Europoje, tik tais šiuo atveju panevėžiečiai turi panašumą, kadangi žaidžia trečiadienį, Žalgiris penktadienį ir matėme jau ne kartą šį sezoną, kad Žalgiriui LKL po Eurolygos sunku žaisti praktiškai su visais, sunku atsistatyti ir dažniausiai gaunasi įnirtingos rungtynės, tuo metu 7bet Lietkabelis kaip bebūtų, nors ir nepalieka labai gero įspūdžio, yra ta didžioji LKL komanda, taip kad Kaune galime tikėtis intrigos. Vis dėlto 7bet Lietkabelis šį sezoną labai neblizga gynyboje, taip pat atkovoti kamuoliai nėra jų stiprioji pusė, o žaidžiant su Eurolygos kalibro komanda, tokia kaip Žalgiris, jeigu tu nekontroliuoji lentos ir yra daug spragų gynyboje, tai tu turi didelių problemų ir manau, kad Žalgiriui čia užteks jų talento, atsiras daugiau ir motyvacijos žaidžiant prieš Europos taurės komandą ir žalgiriečiai manau, kad laimės apie 10 taškų persvarą, taip kad mano prognozė, kad kauniečiai šią savaitę iškovos abi pergalės. Šią savaitę tiek ir jeigu dar neužprenumeravai mano kanalą, tai nežinau, ko lauki, krepšinis tęsiasi ir judam toliau. Iki kito karto.